Sveiki youtuberiai, sveiki užsukę į mano pamirštą kanalą, jau labai senai buvau kažkokį video iškepęs. Turiu tokį visai įdomią idėją. Keliauju į Suomiją su darbo reikalais, į Helsinkį ir sugalvojau, kad, kadangi karts nuo karto kažkur vis išvažiuoju, vis pamatau kažkokių įdomesnių automobilių, juos kartais pafotkinu, įmetu į savo Instagramą ir panašiai, pagalvojau, kad padarysiu šį kartą video. Ir dabar keliauju į oro uostą ir esu nužiūrėjęs vieną žiauriai įdomią mašiną, kurios aš tikrai nepirksiu, bet ar kas nors draudžia apsimesti pirkėjų? Tikrai ne. Tai pasilikite su šito video, nukeliausiu, apžiūrėsiu ir būtinai pasidalinsiu, parodysiu jums. Taip pat senokai buvau kažką čia įmetęs, tai pagalvojau, kad bus puikiai galbūt proga dažniau truputį sugrįžti į YouTube'ą, pasidalinti kažkokiais, video vlogais ir norėčiau paskiau kažkada parodyti ir savo ravą, nes kurie jau turbūt žinote, kad turiu daily karą pirmos kartos RAV4 3 durų su 2 liukais ir panašiais dalykais. Tai faina šiaip mašinytė, bet šitam kartui varom į Helsinkį pasižiūrėti, kokių įdomybių yra Helsinkyje. Atvažiuota į vietą. Štai toks įdomus busikas stovi. Šiaip įdomių mašinų matau jau. Jau dabar matau įdomių dalykų. Kasgi ten? RAV4 MK1. Tai va, čia yra Toyota Carina, atrodo. Žiauriai gerai, gražiai padaryta su vorkais. Europinis kėbulas, vairas teisingai pusiai. Kainytė graži, žinoma. Štai tiek. Ir užturbinuota Gareta turbakas. Yra parašyta, kuris modelis, aš tiksliai nežinau. Motoras atrodo originalus 3TC ar kažkas panašaus. Čia matau truputėlį šlampą. Tai šitą mašiną radau neti auto. Bet šiaip tai labai gražiai, labai. Štai taip atrodo eina iš šono. Aišku, trūksta veidrodėlio ant sparnų. Dar nueisim į galą. Matau, kad BC Racing koiloderiai. Čia taip įdomiai stabilizatorius su štai tokiais sferiniais guoliais. Ir jo galas irgi toks labai geras, spoileris toks kažkoks. Panašu gal 3D printintas ar kažkas panašaus. Carina. Ir toks įdomus badžas. GTTR, aš net neįsivaizduoju, ar čia buvo tokios versijos, o ten šalia dešiniau yra senasis Toyotos logotipas, jeigu teisingai prisimenu. Tai, žinokit, gyvai atrodo įspūdingai. Proxes 225 Cam 5 ir 15, tai čia yra tikrai neblogi ratukai. Palangė. Strečo irgi netrūksta. Žodžiu, aš visai matyčiau tokią mašiną kažkokiom tai veiksme. Dar į saloną netrukus pereisiu. Važiavusi, tai panašu, kad labai senai. Stabdžiai visiškai surūdyja. Ir nieko čia labai tokio ypatingo matau, kad nėra. Bent jau suportas netrodo labai rimtai. Priekį 1.9 PM R15, gale sakiau 225. Yra tokių visokių tokių
kasiekėlių, kaip sakant. Saloniukas, Nu čia toks biški, matosi, golfų mėgėjas turbūt vairavo šitą mašiną, nes ta Clarks apdaila tai matosi visur ir ant sėdinių, čia prie shifterio, bet kas man labai patinka, tai dačikai šitie stack ciferblatai ir jie tikrai brangus, jeigu neklystu, vienas mažiukas toks gal kokius 300 kainuoja, tie dideli kainuoja po kokius 800, jeigu teisingai atsimenu. Nu, ta prasme, nepigiai čia daryta viskas. Ir čia jų visa šeima sudėta. Dar toks fainas dalykas. 6 pavaros. Čia yra Altezos dėžė. Altezos dėžė, 6 pavaros. Shifteris toks rimtas, vyriškas, aukštas. Jeigu iš šono pasižiūrėt, man tai sakyčiau netgi gal per aukštas. Dugnas tai toks matosi suomiškas turbūt, ar kaip čia reikėtų pasakyti. Bent jau šitie kantai tai padrožti. Ten toliau aš nematau, bet jums video matysis. Durų apačios. Spėju, kad darytos tvarkytos, bet jau kažkokie tai niuansai irgi matos. Reikėtų čia tos meilės kažkiek pridėt. Bet bendrai paėmus, tai eik tu savo koks supratas. Dar net yra prašytas kažkokiam žurnale. Būtent šitas modelis, šitas projektėlis. Žodžiu, jeigu suomiškai mokat, tai greitai skaitykit, kol aš čia peidžius verčiu. Modelistas 3T Turbo GT8 šiam RS Disco Potato, kaip suprantu, iš to žodžio. 709 cc purkštukai, žodžiu, reikalų visoje ministerijoje. Max ECU kompas ir panašus reikalai. Jo, kietai. Pasibaigė turas po šitą JDM outletą. Jeigu kas nors suksite į Helsinkį, tai užvarykit, nes mašinyčių viduj pafilmavau tą Kariną tiktais. Labai patiko, labai gražiai padaryta, labai smagi, toks sukurtas kažkoks geras vaibelis. Viskas tvarkingai, nepigiai. Gal kažkur ten rudelė viena kita ar kažkas tokio lenda, bet sakė, kad jie pakankamai šiaip gerai. Ir jeigu restauruoja, tai pakankamai gerai tą padaro. O dabar dar išėjau, kol laukiu takso, turiu apie 8 minutės, galiu greitai pereiti per parkingą ir jums parodyti, kokių čia kitokių įdomybių yra. Viskas JDM. Opa! Čia kažkas, ko Lietuvoje ne kiekvieną dieną pamatysi. Jeigu neklystu, Alteza RS200 su bimsioku. Visokių tokių Lexusų, kokių tik tais nori. Ir slemintų, bet kaip keistai jie tokiai pusni atrodo. Žiauriai geras. Pavyzdžiui, net neįsivaizduoju, kas čia yra. Jūs man geriau paaiškinkit. Kas čia per modelis? Kas čia per modelis, hebrytė, ką? Va, ženkliukas. Kraunas kažkoks, ne? Kad kraunas. Džimnis, karočiai, ir tas, pasižiūrėkit, veidrodėliai kokie. Va, jeigu nesimato, va. 10 vairis. Neįsivaizduoju, kas čia per reikalas ir kodėl pas jį ant kapoto yra skylė. Gal čia kokia nors turbavija buvo Japonijos rinkoj. Toliau, tenais ant viršaus. Vienas smagus automobilis, čia antras smagus automobilis. Ravas. Geriausias. Aišku, Nissan Cubas irgi linksmas, bet mes tokių ir Lietuvoje šiaip galim rasti. Aišku, jie čia visi yra japoniški. Sakė, jie vežasi, jie yra vienas didžiausių Europoje importuotojų japoniškų automobilių. Žiauriai įdomu čia reikalų yra. Ir jeigu neklystu, čia yra Nissan Stagėja. Ar kaip jinai vadinasi? Skyline'as, bet universalas.
Nice. Ir dar kažkokio tokio mafiozinių modelių yra su BBS-ais. Tai va toks vat mano vlogas, chebryte. Ačiū, kad pažiūrėjot. Tikiuosi, kad visai smagu buvo. O aš pabandysiu, sakau, sugrįžti su video truputėlį dažniau. Šiaip žiauriai smagu Suomijai, nes jie nevalo kelių. Čia tiesiog pesningai ir sniegas guli, nu. Ką, padangas dygliuotas užsideda ir lekia. Už tai švaru, sausa, miela, malonu. Tai ką, chebryte, iki kito video.